Sveiki, dabar darysime alų iš salyklo. Tam mums reikės tekinimo indo. Tai yra paprastas fermentacijos, galima sakyti, indas su kraneliu, į kurio vidų yra įstatytas filtras. Filtras padarytas iš karšto vandens vamzdžio plastikinio, jame sugrąžėtos skylutės, kaip matote, ir jisai pritvirtintas prie kranelio sriegio iš vidaus. Čia sudėsime salyklą, užpilsime karštų vandeniu ir paliksime salintis. Visą tai jūs pamatysite. Čia turime 5 kg bazinio salyklo, jo sudėsime į indą ir užpilsim karštų vandeniu. Užpilsime karštų vandeniu, bet ne bet kokios temperatūros, o mentalo temperatūra turi būti tarp 64 ir 70 laipsnių. Tai yra tarpas, kuriame krakmolas virsta į cukrų. Todėl mums reikia užpilti truputį karštesnių vandenių, maždaug 6 laipsniais, nes dalį temperatūros sugers grūdai ir indas. O jeigu mes norime, tarkim, gauti 68 laipsnių mentalo temperatūrą, mes užpilsime 74 laipsnių temperatūros vandenį. Prieš pilant vandenį ant salyklo pamatuojame jo temperatūrą. Termometras rodo 74 laipsnius vandens, galime pilti. Dar trumputis informacijos apie santykį salyklo su vandeniu, kiek ko reikia dėti. Vandens reikia pilti 3 kartus daugiau negu kad yra salyklo. Tai yra, jeigu salyklo bus 1 kg, vandens reikia pilti 3 litrus. Jeigu mes čia turim salyklo 5 kg, reiškia vandens pilsime 15 litrų. Tas skaičius gali būti truputį mažiau, truputį daugiau, bet pradžiai orientuokime ties 1:3. Kai supilam vandenį, reikia viską gerai išmaišyti, kad neliktų sausų vietų mentale. Nuo šio momento šita masė vadinasi mentalas. Ir dabar dar kartą pamatuojam mentalo temperatūrą. Jei prisimenat, mums reikia temperatūros tarp 64 ir 70. Jeigu rodo truputį daugiau temperatūrą, tada palaikom atidengę, pamaišom intensyviau, palaukiam, kol atvėsta iki reikiamos temperatūros ir uždarom. Jeigu turim per mažai temperatūros, pripilam truputį karšto verdančio vandens. Kai turim reikiamą mentalo temperatūrą, indą uždengėme dangčiu. Jeigu reikia, indą galima apdėti kuo nors šiltai, kad laikytų temperatūrą. Jeigu yra pakankamai šilta ir indas neleidžia temperatūros, tai tiesiog paliekam valandai, 1,5 valandos salintis. Taigi, praėjo 1,5 valandos ir salyklo salinimo procesas baigėsi. Tai reiškia, kad krakmolas buvęs salyklė virto cukrumi ir dabar tekinsime misą. Tam mums reikės galo folijos, maždaug tokio dydžio, kad uždengtų kuo didesnį mentalo plotą. Kaip matote, foliją subadžiau daug skylučių, kuo daugiau to geriau, tiesiog su peiliu subadžiau. Ir dabar uždėsime šitą foliją ant mentalo paviršiaus. Dabar
viskas vyks taip. Imsiu karštą vandenį, kuris bus maždaug 78 laipsnių ir pilsiu ant viršaus. Tuo pačiu metu per kranelį tekinsime misą iš šio indo į kitą. Prieš pradedant surinkinėti misą, kurią virsime, maždaug 3 litrus misos reikia nutekinti ir supilti atgal į tekinimo kubilą, nes 1 litrai bėga labai drumsti su salyklo dalelėmis. Ir pilam ant folijos. Folija padeda salyklų pilamam skysčiui pasiskirstyti tolygiai, dėl to nesusidaro latakai, kuriais teka skystis ir visas cukrus išsiplauna tolygiai. Pilame dar keletą litrų, kol tekanti misa nebus skaidri. Misa jau teka skaidri, be jokių salyklo dalelių. Taigi supilam šią misą dar kartą atgal. Ir pradėsime surinkinėti misą, kurią jau virsime ir naudosime alų. Tam mums reikės karšto vandens, to mes atsinešime. Atsinešime vandens 78 laipsnių temperatūros, kurį liesime ant viršaus tuo metu, kai tekės. Uždedam šlangelę. Tikiuosi laikysis. Ir atsukam kranelį, kad misa tekėtų. Misa turi tekėti ne per greitai, kad visas tekėjimo procesas užtruktų apie pusvalandį. Ir tuo metu, kai misa bėga, ant mentalo viršaus pilame karštą vandenį. Pilame kuo arčiau mentalo, kad krisdamas vanduo neišmuštų duobių, nesusidarytų latakai, per kuriuos vanduo tiesiai nubėgs ir neišsiplaus cukrus. Reikia, kad vanduo visas leistųsi kuo tolygiau. Tam mes ir uždėjom tą folijos lakštą. Na va, per 40 minučių ištekinome 23,5 litro misos. Pilsime ją į puodą, statysime ant ugnies ir virsime su apyniais valandą. Apynius dėsime pagal receptą ir gausime apie 20 litrų alaus. Dabar užsuksime kranelį, nuimsime žarnelę ir misos tekinimas baigtas. Pabandžiau jums parodyti keletą būdų, kaip namie paprastai pasigaminti alaus. Tikiu, kad ne viską sugebėjau į šitą laiką sutalpinti, tad jeigu kils klausimų, neaiškumų, visada kreipkitės į Savas alus LT ir mūsų darbuotojai jums padės, pakonsultuos, patars visais klausimais. Ačiū už dėmesį ir iki.